Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien mūsų laidos Juokas pro ašarą svečias Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius. Sveiki, Mindaugai. Sveiki, Gintautai. Sveiki. Malonu matyti laidoje. Sveiki, žiūrovai. Taip, ačiū labai, kad pakvietėt. Spėju, kad jūs jau grįžote iš Vilniaus, nežinau, ar paliko savo traktorių Vilniuje ar ne, nes teko būti Vilniuje, ten tikrai virš 1000 traktorių, naujų gražių blizgančių, kas ir kai kurios vilniečius ir piktina, kad jie per gražus ūkininkams. Ne, iš tiesų, būkim bėdni, bet teisingi. Tie traktoriai, tas naujumas, tai čia ne dėl to, kad mes norim pasirodyti, bet kad mes esam priversti atitikti gamtosaugą, atitikti išmetimo reikalavimus, kad jie būtų našesni galų gale, kad mes galėtumėm pigiau pagaminti produkcijos kilogramą. Tai reikia modernesnės technikos. Ir pats pažiūrėkit, jeigu įmonės investuoja į modernizaciją, visuomenė jų nepeikia, giria, kad investuoja į modernizaciją. Dabar ūkininkai atvažiavo su moderniais traktoriais parodyt, kad mes jau nesu šakėm, nesu akiečiam, nesu arkliais darom, bet rimtai modernizuoti Europos mastu pakankamai stipriai stovintis ūkiai, tai visi peikia mus, kad mes čia kažką blogai darom. Tai kaip visuomenė yra formuojama nuomonė? Atsibuskime, tai yra mūsų potencialas, mes tuo didžiuotis turime. Būtent taip yra formuojama ir asmeniškai aš nematau nieko blogo, bet jau žmonės ir paskaičiuoja, kad vienas traktorius apie 300 000, reiškia čia virš 1000, tai jau gerokai jau traukia link trečdalio milijardo. Čia jūs teisybę pasakėt, nes formuojamas stereotipas, kad ūkininkai reiškia pilni, tai va, grinų, su tokiais maišais ir taip toliau. Bet ar kas pasakė, kad tie traktoriai tai bankui priklauso, kad ten yra paskolos? Ir jeigu tau nesueina galai, kad tu rizikuoji visų savo turtų kaip ūkį, nes ūkininko ūkis tai nėra kaip įmonė, kad yra ribota atsakomybė. Čia visų savo turtų tu rizikuoji. Ir jeigu metai blogesni, kaip šiemet buvo, ar sausra, ar liūtis ir panašiai, tu negausi derliaus, tu tiesiog įmokų negalėsi išmokėti dėl pieno krizės, kur ūkininkai sako. Tai ne dėl to, kad jam kažkokiu viršpelniu reikia, jie tiesiog nesuveda galo su galu. Viskas kainuoja ir pakankamai brangiai energetiniai ištekliai, trąšos. O ką gauni už pieną 20 € už pieno litrą, ar tai yra teisinga kaina už pieną, kaip jūs, kai vartotojai, visi mokate 1,40 €, 1,60 € galutiniai pieno centro lentynai. Tai apie tai kalbam, kad reikia pagaliau pasižiūrėti į grandinę, reikia surasti sprendimus, kad ūkininkai galėtų normaliai ūkininkauti ir vartotojams tai būtų įperkama. Mindaugai, palinkėkime iš tikrųjų, kad visi Lietuvos ūkininkai turėtų tokius traktorius, kaip turi dalis ūkininkų ir kad jie būtų jų nuosavybė, o ne banko. Nes kuo tvirtesni bus mūsų ūkininkai, to mums visiems bus lengviau gyventi. Bet dabar jūs pats palėtėte klausimą, kurį aš norėjau užduoti, apie problemas ir jų sprendimus. Nes vieną jau problemą jūs paminėjote, seną įsisenėjusią pieno krizę. Jinai neįsisprendžius. Nes tas ginčas vyksta tarp žaliavų gamintojų, kitaip tariant, tie, kas karvutės pamelžia ir pristato pieną, ir tarp perdirbėjų. Nes, turbūt nonsensas iš ties, kad Lenkai dalis gamintojų perka Lietuvos pieną ir Lenkijoje atsivežę iš Lietuvos parduoda jį pigiau Lenkijoje. Tai ta prasme pasakyti vien, kad čia suveikia masto ekonomika Lenkijoje, kad ten yra didesnis pirkėjų srautas, čia mažesnis dėl to tokios kainos, turbūt būtų ne visiška tiesa, mano nuomonė. Kaip jūs galvojate? Būtent iš tiesų, ko Lietuvoje reikia, tai reikia sąžiningo grandinės sureguliavimo. Ispanai turi tokį net įstatymą, kuriame labai aiškiai yra pasakyta, kad gamintojai pieno, ūkininkui, turi būti mokama ne mažiau negu jo reali savikaina pieno. Ir tada įsisprendžia problema. O toliau grandinė yra perdirbėjas ir prekybos tinklas. Kas jūs priminat, Mindaugai, tą grandinę? Čia valstybės su savo įsikišimu, nes mes akivaizdžiai matome, kad liberalioje rinkoje šito sureguliavimo nėra. Gal galėtum sukonkretinti valstybės funkcijas ir delegavus Žemės ūkio ministrui? Tai Žemės ūkio ministras turi tą inicijuotis ir žadėjo, kad tą inicijuos, bet jokių ženklų nebuvo. Jo labiau buvo pieno įstatymas pažadėtas. Sausio mėnesį jau protestavo ūkininkai. Tai dabar šiai dienai pieno įstatymas guli turbūt Seimo stalčiuose. Vėl įkištas ir tiesiog nieko nevyksta. Pieno krizė, tai viską nurašyti ant mūsų dabartinio ministro pono Navicko, kurį ūkininkų dalis vadina antru aplinkosaugos ministru.
būtų ne visiškai teisinga. Pieno krizė turbūt tęsiasi ir prie senesnių ministrų, kurie buvo prieš tai. Piene yra cikliškumas. Žaliavinės kainos tai pakyla, tai nusileidžia, bet mintis yra tokia, kad mums reikia sudėlioti tokią sistemą, kad viskas veiktų, jeigu nukrenta, tada būtų saugikliai, jeigu pakyla, vėlgi tam tikri saugikliai. Ir šitoje vietoje, ko trūksta? Trūksta normalaus reglamentavimo, nes dabar palikta kaip laukiniai vakarai. Yra 5 stambieji perdirbėjai, kurie turi tam tikrą oligopolio situaciją, yra 5 pagrindiniai prekybos centrai, kurie turi tam tikrą oligopolio situaciją ir mes neturime tos tikros konkurencijos, apie ką bando kalbėti konkurencijos tarnyba. Gerbiamas Mindaugai, jūs identifikavote pagrindinę problemą, taip? Tai šitos problemos nesprendžia ponas Navickas, dabartinis ministras. Ar jūs radote kažkokią tai kalbą, identifikavote tą problemą prieš tai būsiais ministrais, ponu Surpliu, ponu Palioniu, jau aš nebevardinsiu, kas buvo prieš tai eilė ministrų? Kiekvienas ministras atėjo čia turbūt ir bėda, kad pasiūlo savo naują kažkokią viziją, vėl per naują kūrė tą įstatymą. Prie pono Palionio tikrai turėjom neblogą įstatymą paruoštą, atėjus ponui Navickui, jis buvo išmestas ir vėl pradėtas ruošti po šitos krizės, šiais metais, po 2 metų, 3 metų visiško ignoravimo tą klausimą, pradėtas ruošti visiškai naujas įstatymas. Jau anas buvo suderintas su socialiniais partneriais, viskas tvarkoja, jau tik reikėjo į Seimą paduoti ir balsuoti. Netas netiko, pradėsim nuo nulio. Tai kas vyksta? Ar ministras nevaldo situacijos ir jį ministerijos klerkai pakišinėja, ar tiesiog jam tai yra neįdomu, ar trūksta kompetencijos? Jūs visi bendraujate, tiesiog taip neįsigilino į situaciją, neįsigilino į potencialią problematiką ir turbūt šito ministro bėda buvo tame, kad nuo kadencijos pradžios, pirmaisiais metais, jisai labai ignoravo socialinius partnerius. Pamenu, ten sakė, ko šokė į akis, buvo tokia arogancija, taip toliau. Aišku, ačiū jam, jis po to pakeitė savo tą retoriką ir jau dabar tikrai stengiasi įsiklausyti, tačiau reikia sprendimų čia ir dabar ir ieškoti tokių, kurie tenkintų visus. Sektorius yra platus, reikia surasti balansą, kad visiems atitikti. Ir turbūt vėlgi reikėtų paminėti, ši vyriausybė pasižymi tuom, kad labai aiškiai komunikuoja, kad ale visuomenės interesas. Ir yra, sakysim, žaliųjų tam tikri argumentai, kuriuos pateikia, bet kai mes matome, jie mokslų nepagristi. Tai yra ekspertų copy-paste nuomonė, kuri yra iš, sakysim, Belgijos, Danijos, Olandijos, kur iš tiesų yra bėdų su gamta, o mes tokiam žaliam krašte ne visada tų tokių bėdų turim. Kaip pavyzdžiui, paukščių populiacijos mažėjimą, kaltis tik tai žemės ūkis. Tai sakom, remkitės jūs pradžiai, mokslo tyrimą padarykit. Yra paukščių gripas, didžiulė liga. Patys žinot, yra klimato kaita, patraukia populiaciją šiek tiek į šiaurę. Yra vėlgi lapių per didelę populiaciją, triušių mažiau, tada ir plėšus. Aš manau, Mindaugai, kad iš tikrųjų čia reikėtų ieškoti to kompromiso, nes paprastai Europos Sąjunga irgi, ką sako, kad jeigu tu investuoji į infrastruktūros plėtrą, tai tada dalis ten 50% infrastruktūros plėtrai, 50% aplinkosaugai. Tai yra lygiai tas pats turėtų būti, čia turbūt ir žemės ūkio sektoriuje, kad nebūtų svarbiausia, Gintautai, jūs čia ir pasakėt, ta prasme, pats svarbiausias dalykas, kai priimam sprendimus, nesvarbu kokius, ne tik tai gamtosauginė prasme turim žiūrėti, bet socialinė, ekonominė prasme, kokią įtaką turės ir ieškoti tų subalansuotų sprendimų, kad nepadaryt žalos. Nes bioįvairovė, kai mes suprantam kaip ūkininkai, kad ne tik tai gyvūnai, kuriuos mes mylim ir faktiškai mes prižiūrim, bet ir žmonės kaime gyventų. O dabar situacija yra tokia, patys matot, kaimai tuštėja. Turim stabdyti šitą tendenciją, o dalis tų sprendimų ir yra. Ir dar vienas dalykas, nepamirškime, kad visi šitie dirbtiniai reguliavimai, perdėti reguliavimai atsiliepia jūsų galutinę produkto kainą. Reiškia, kiekvienas miestietis, jau dabar mes juokiamės, kad tik tai per šventes gali sau leisti pirkti lietuvišką produktą, nes perka lenkišką produktą, kuris pigesnis, mažiau apribotas, jo savikaina maža. Tai ką dar padaryti ūkininkam, kad atsibustų pagaliau valdžia ir suprastų, kad ne tik mums skauda, bet kodėl močiutė negali įpirkti lietuviško pieno. Aš tikiuosi, Mindaugai, kad Žemės ūkio ministras pažiūrės mūsų laidą ir jau vieno klausimo sprendimą jūs jam pasakėte, realiai, dėl pieno krizės situacijos, kad jis galėtų spręsti sutvarkydamas grandinę. Ne? Taip. Ar užteks jam 9 mėnesių laiko tam klausimui spręsti? Jeigu būtų noro ir mėnesių užtektų. Ir faktiškai tos 2 savaitės tarp laužų ir šitų traktorių galima jam, kad būtų noras ir kad nereikėtų su traktorius privažiuoti prie jo namų. Gintautai,
bet čia dar reikia paminėti, kad šita akcija nebuvo vien tik apie žemės ūkio ministrą, čia bendrai vyriausybės problema, nes yra be galo daug tokių susisiekiančių klausimų, kur ir aplinkos apsaugos ministerija, finansų ministerija, švietimo ministerija ir bendrai vyriausybė. Ir jie nesugeba susikoordinuoti tarpusavėje. Tai ūkininkai sako, pagaliau pradėkite dirbti ir koordinuokitės, ir kad tie sprendimai būtų realūs. Paminėkite ir kitas problemas. Jūs labai jau aiškiai identifikavote problemą. Pieno krizė, pasakėte ministrui, kaip išspręsti ir kad užtenka mėnesio laiko. Nu pats geriausias. Suskystintų naftų dujų akcizas. 304 eurai. Protų nesuvokiamas skaičius. Vien dėl to, kad gamtinės dujas to akcizo neturi, nykstamai mažą turi, akmens anglis, kuri yra turbūt 10 kartų taršesnė ir labai didelį poveikį klimatui daro, 60 eurų berods toną, o čia 300 eurų toną. Nepamatuotai visiškai padaryta. Kam tai bus blogiausia? Ne vien ūkininkam. Visi kaimai, visi miesteliai, ten Skuodas, Mažeikiai, netgi Vilniuje yra vietų, kur naudoja suskystintas naftos dujas. Aplinkosaugos ministras, kurio pagrindinė užduotis yra turbūt saugoti gamtą, aplinkosauga, padarė tokį sprendimą. Bet ką veikia žemės ūkio ministras, kuris turi ginti žemės ūkio sektorių? Taip, be jokios abejonės. O ką veikia socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kuri neapgynė? Tai pažiūrėkit, kokią socialinę atskirtį. Marijampolė yra tas miestas, kur yra gamtinių dujų, o kiti neturi gamtinių, turi SND. Vieni moka brangiau, kiti moka pigiau. Tai dabar kas kaltas? Šitoje vietoje. Čia yra diskriminacija visų piliečių. Negalima taip daryti. Vėl grįžtu prie to paties. Subalansuokime sprendimus. Ne tik aplinkosauginis, bet socialinis, ekonominis dėmuo turi būti vertintas ir atsižvelgti į visus kriterijus. Kitas dalykas, maisto kainom. Paukštiena auginama būtent suskystintom naftos dujom. Čia jūs, atsiprašau, minaugai pertrauksiu, jūs čia dabar pasakėte patarimą ne aplinkosaugos ministrui, ne žemės ūkio ministrui, o premjeriai, kadangi ministrų darbo suderinimas. Bet aš atsimenu premjerės patarimą, duotą mums prieš 3 metus. Jeigu jums nepatinka šita valdžia, tai išsirinkite kitą. Bet gal dar galima likusius 9 mėnesius prieš išsirinkimą duoti patarimų. Čia ir šitą diskusiją veda į niekur. Jeigu jau įsidarbina ir gauni atlyginimą, tai tikrai mūsų visų poreikis yra reikalauti, kad tie sprendimai būtų, nes iš tiesų už tai ir gaunamas atlyginimas. Nes čia yra pagrindiniai dalykai, ką galima įspręsti čia ir dabar. Jokio politikavimo čia nėra. Yra aiškios, labai konkrečiai pripažintos jų pačių problemos ir sprendimai yra labai paprasti. Tai reikia tik tai politinės valios ir kuo greičiau, nebandant ten daryti vėl įklampinti kažkokius biurokratinius, procedūrinius dalykus. Čia į dabar tas labai aiškias klaidas įspręs. Jeigu Lenkijoje 13 eurų kainuoja, pas mus 304, kur mes pastatom savo verslą, tai žlugdom tiesiog, nekonkurencingi tampam, lygiai vietai. Kas dabar paukštienai pirks, jeigu tokie akcizai bus? Tai kaina automatiškai kyla vien dėl to akcizo. Ir dabar sako, čia mokesčių mokėtojai reiškės praras kažkokiu pinigų, nes nesurinksime į biudžetą. Tai bet tai palaukite, patys mokesčių mokėtojai, jie turės kur kas brangiau mokėti už savo maisto produktus. Ar visi galės už tai išmokėti? Apie tai kalbėkim. Dirbam vieningoje Europos rinkoje. Turime stebėti kaimynus. Čia brangiau, tada galim pakelti. Jeigu čia pigiau, tada palikim ramybėj. Ir vas Mindaugai, problemos identifikuotos. Mūsų valdžia apie jas žino. Kada į Vilnių suvažiavo virš 1000 gražių traktorių ir ačiū Dievui, kad neblokuojamas realiai eismas, kad netrukdom gyventojams gyventi. Tai yra labai graži akcija, nes palyginsim, ką daro kitos Europinės šalys, vokiečiai, prancūzai, tai ačiū Lietuvos ūkininkam, kurie tikrai yra korektiški. Jie demonstraciją rengia tikrai tokia nepasitenkima akcija, bet labai korektiška. Tai ar tikite jūs, kad šita valdžia išgirs jūs ir ne tik išgirs, bet ir padarys sprendimus, nes dabar jau jie sako, kad tą darom, pažadam, bet visi žiūrėjom vaikystėje multiplikacinį filmuką, mano metų, jūsų metų žmonės, kad pažadu bus taip. Ar jūs tikite, kad tie dabar 9 mėnesiai prie esamos valdžios, nes kol mes nesirinkom kitos pagal premjero Šimonytės patarimą,
Aš Ar labai bus kažkas tikiuosi. padaryta? Aš labai tikiuosi, kad, ta prasme, sprendimai jau yra daromi ir jie bus padaryti, nes iš tiesų ūkininkai pasiuntė tą žinutę, kad tai tikrai ne paskutinė akcija, jeigu sprendimai nebus daryti. Labai aiškiai iškomunikavo. Tikrai ačiū kiekvienam ūkininkui, kuris atvažiavo taip gražiai, be jokių problemų. Ačiū policijai, kuri priėmė, ačiū Vilniui, kuris draugiškai, Vilniečiam atėjo su vaikais, nusifotografavo, kiti atėjo vaikučiai traktoriukus Ne visą atsinešė. laiką tai buvo draugiška. Šilutė aš mačiau kitokių vaizdų ir mačiau kitokį bendravimą. Vadinkim, buvo, kai buvo tenais gal nesusipratimų įvykę, aš nesakyčiau to traktavimo. Ką mes matėm Vilniuje, tai iš policijos tikrai buvo maksimali pagalba, rimti vyrai Tai tikrai gal padėjo. pasimokė Šilutės atveju, nes žmonės klausė, bandyčiau suprasti. ką saugo nuo ūkininkų Šilutės policija. Taip ir nėra ką saugoti. Ten gal buvo nesusipratimas dėl to, kas galėjo būti, kažkokios komunikacijos, bet tikrai Vilniuje buvo gerai. Bet ką, Gintautai norėjau pasakyti, tas vaizdas, kai ateina mama su vaiku, su mažiu traktoriuku, ant to traktoriuko parašyta, aš remiu Lietuvos ūkininkus, tai taip širdis, tai tikrai smagu. Ir kiek mes matėm tokių pavyzdžių, vienas vaikutis atėjęs į traktoriaus ratą, atsistojo, tai visiems smagu, ūkininkai leidžia. Šaunu, aš tikiuosi, kad kompromisas bus rastas. Tarp miesto ir kaimo didžioji dalis šito protesto sėkmės buvo ne tik tai politinė, kad atkreipėm vyriausybės, bet yra atskirtis tarp miesto ir kaimo. Ir mes pagaliau pradedam komunikuoti miestui, kas yra ūkininkas. Mindaugai, kiek laiko ūkininkai lauks pažadų vykdymo? 9 mėnesių kitos valdžios, kol rinksimės, ar iš šitos? Ir ką darysite, jeigu nesulauksite? Kiek laiko lauksite ir ką darysite, jeigu nesulauksite? Čia sprendimas ne mano, čia sprendimas bendrai tautos ūkininko, bet yra pasakymas, kad, ta prasme, jeigu nieko nebus, tai vasario mėnesį vėl grįžtam. Vasario mėnesį. Tai būdu. Bet aš tikiuosi, kad iki to laiko tikrai tų sprendimų bus ir pakankamai daug. Bet tai ne apie tai, kad būtent ne vien to 6 problemos yra problemos. Mes tų problemų identifikavome turbūt 30 ir daugiau ir jos neužilgo bus išviešintos ir ta prasme reikalausime ir jų sprendimų, nes 3 metus velkasi problemos, jos nebuvo sprendžiamos, gal atėjo laikas pagaliau bus spręstas. Aš esu turbūt toks naivus, kad dar vis tikiu pažadais. Ir aš tikiuosi, kad jie išgirs pas mus ir Žemės ūkio ministras, ir premjerė, ir aplinkosaugos ministras, ir mes rasime tą kompromisą, nes iš tikrųjų turiu užmiršti, kad mūsų ūkininkai, žemdirbiai maitina. Ir ačiū Dievui, kad dabar nėra karo kaip Ukrainoje, nes mes tada prisimintum iš tikrųjų, kas mus laiko, žemė mus laiko, ūkininkai, kurie dirba ir mes turime tą mūsų pagrindą tikrai saugot. Mūsų laidai pabaiga, Mindaugai. Aš tiesiog noriu Jums užduoti trumpą klausimą, jeigu labai galite atsakyti konkrečiai ir aiškiai. Ką Jūs dabar darytumėt, būdamas žemė ūkio ministras? Pirmas, antras, trečias žingsnis, bet, ta prasme, operatyviai greitai tam, kad iš tiesų žemdirbiai ir visuomenė patikėtų pažadais, kur dabar vyriausybė sako, tą ir darysime, ir kad vyktų toliau draugiškas dialogas ir nebūtų tos konfrontacijos tarp valdžios ir žemdirbių. Ne, tai pradžiai visiškas atvirumas. Pradžiai padėkočiau ūkininkam už tas pastangas, ką jau jie dabar žaldymo kryptim padarė. Padėkočiau už visą tą, kiek jie dabar padarė. Paneigčiau visų šitų bandymų kaltinti, kad ūkininkai tokie taršus, nes tikrai taip jau nėra, jau pakeitė šitą reformą. O po to į dialogą ir kitas dalykas, būtinai vyriausybė turi būti aktyvus ir labai aiškiai komunikuoti. Tai nėra kiekvieno portfelis. Vyriausybė yra visuma ir turim bendrai kurti tą. Ir čia šito pasigendam. Ir žiūrėkit, dar vieną dalyką pasakysiu. Yra toks, būdamas Briuselį, prisimenu, sakė žmogus, jeigu medžiai augdami transliuotų Wi-Fi signalą, tai mes, mūsų visuomenė dabartinė, prisodintų tų medžių visur. Bet sako, gaila, kad tik tai medžiai gamina deguonį, kurie mums reikia gyventi. Tai lygiai taip pat apie ūkininkus galiu pasakyti. Jeigu tie augalai transliuotų Wi-Fi, tai Vilniečiai ten visur, 5G, Vilniečiai visur ten prisisodintų. Gaila, kad tik tai jie gamina tą maistą. Ačiū, Mindaugai, Jums už tai, kad Jūs gaminate mums maistą. Ačiū už tai, kad palikote gražius traktorius Vilniuje ir atėjo pas mus į laidą. Ačiū. Davėte gerus patarimus mūsų vyriausybei ir aš tikiuosi bus išgirsta. Dėkui. Ačiū visiems, kas žiūrėjo mūsų laidą. Šiandieną mūsų laidos svečias Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Masiulevičius. Ačiū jam, kad atėjo. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų Juokas pro ašaras kanalą. Iki susitikimo eteryje. Ačiū labai, čia širdelė tokia. Dar kartą ačiū Mindaugai. Malonu.